Sveiki visi, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš Vita ir be galo džiaugiuosi, kadangi aš ilgą laiką, iš tikrųjų ruošiausi, galvojau, svarsčiau, kokiu video aš noriu pradėti savo naujus metus, būtent savo kanale, ir aš turėjau daug minčių, galvojau, gal vlogą, galbūt aš noriu jums parodyti savo bullet journal, kaip aš visą jį paruošiu, galbūt sausio mėnesio kažkokią užrašinę, kaip aš susiplanuoju savo mėnesį. Tikrai buvo daug minčių, ką aš noriu pasidalinti, apie ką aš noriu pakalbėti, bet aš nusprendžiau, kad, žinot, kaip ir tikriausiai kiekvienas mūsų tiesiog prieš naujus metus išsikeliam savo kažkokį tikslą, išsikeliam savo kažkokį pažadą, kažką, ką norim atsikratyti, kažką, ką norim pasiekti, įgyti, pažinti. Tiesiog turim kažkokius užsibrėžę savo metuose tikslą, kurį norime pasiekti. Dauguma tikriausiai galbūt įsirašėte į sporto klubą, galbūt nusprendėte, kad norit perskaityti tokį skaičių knygų. Tai gali būti labai įvairu. Bet vienas dalykas, ko aš noriu kiekvienam iš jūsų ką aš kiekvienam iš jūsų noriu palinkėti šiais metais ir ką aš nusprendžiau nufilmuoti šiais metais, tai būtent kaip tuos tikslus pasiekti, įgyvendinti ir kad nebūtų tai, žinot, tiesiog eilinis pažadas, kurį davėte savo ir kuris tiesiog neįsipildė. Pradėkime dėl to, kad, žinoma, yra labai svarbu išsikelti ne vien tikslą, bet ir kokiom priemonėm pasieksite tą tikslą. Tarkim, jeigu aš įsikelsiu tikslą vaikščioti į sporto klubą, nes aš turiu dabar sporto, klubo narystę ir aš supratau, kad aš vis dėlto tiek dažnai neinu į sporto klubą, kiek norėčiau. Tai pirmiausias dalykas, ką aš tikriausiai atkreipčiau dėmesį ir bandyčiau peržiūrėti, tai kodėl vis dėlto reikia išsiaiškinti priežastį, kodėl aš neinu taip dažnai į tą sporto klubą. Tai, tarkim, jeigu aš tiesiog nespėju, netrandu laiko, tai geriausias būdas, kaip aš tai padaryčiau, tai yra užrašinės. Jeigu jūs dar negirdėjote, kas yra bullet journal užrašinių sistema, tai dabar labai tikiuosi, kad susipažinę su šia sistema ir pabandę pritaikę galbūt savo kasdienybėje, ji pasikeis ir jūs geriau išmoksite planuoti savo laiką, neužmiršite gal kažkokių tiek daug svarbių dalykų, galų gale tiesiog tai yra puiki sistema, kuri padeda tobulėti. Tai aš turiu kol kas, turiu daugiau užrašinių iš kitų metų, bet čia yra mano praeitų metų užrašinė, čia yra šių metų užrašinė. Tai trumpai labai noriu jums pristatyti, kas yra bullet journal. Ši sistema yra ypatinga dėl to, kad jūs galite savo nusipiešti kažkokią tematiką. Čia nebūtinai, čia tiesiog, kadangi aš labiau mėgstu piešti ir tiesiog noriu įvesti į savo užrašinę spalvų, tai aš nusprendžiu pasirenku kažkokią tematiką. Galit pradėti nuo pieštuko ir juodo tušinuko ir tiesiog, pavyzdžiui, susigalvoti, kaip jums patogiausias yra būdas užsirašyti, susiplanuoti dieną. Galbūt jums reikia pakankamai mažai vietos, nes, tarkim, tiesiog jums nėra tiek daug, pavyzdžiui, ką jūs ten norit užsirašyti. O gal kaip tik jums reikia labai išsamei, kur būtų valandos visą kiekvieną dieną užrašytos. Tai tas yra labai gerai, kad su būtent šią užrašinę galit bet kokią nusipirkti, kuri turi taškelius, ar galite iš vis pradėti tiesiog nuo paprasto sąsiuvinio ir pasižiūrėti, ar ta sistema jums prilips, patiks, nes vėlgi mes labai individualūs. Dėl to šita sistema man patinka, nes tu gali ją pritaikyti savo. Tai ir tu gali atrasti būdą, kuris tau labiausiai tiktų ir patiktų planuojant savo laiką, savo dieną. Ir iš tikrųjų tai labai pagelbs, yra daug labai skirtingų būdų, kaip tu gali savo užrašinę sukurti, išdėstyti, gali pasirinkti, pavyzdžiui, puslapius, kurie tau padėtų tobulėti ne vien laiko planavime, bet tarkim ir kitose srityse. Taigi, tikrai labai yra svarbu, kaip tu planuoji laiką ir iš vis kaip tu viską planuoji, nes vėlgi, jeigu tu sieki tikslo, niekaip netidėliosi to, kad tau reikia plano, kaip pasiekti tą tikslą. Tai vėlgi, kai dabar sužinom, tarkim, čia kaip pavyzdį, aš kadangi paėmiau, tai aš manau tęsiuosi tuo pavyzdžiu, kad aš supratau, kodėl dabar galbūt man reiktų suplanuoti paprašiau tą laiką. Gerai, aš tą padariau, aš suplanavau.
kita kliūtis, kuri gali atsirasti, tai pastovumas, nes iš tikrųjų yra labai sunku pačioj pradžioj pastoviai kažką daryti ir tokį susikurti savo kaip įprotį. Tai labai yra svarbios, sakyčiau, pirmos 2 savaitės, kai jūs pradedate įgyvendinti tą planą. Tai tikrai reikia valios ir pastangų, bet jeigu jūs norite tą pasiekti rezultatą, tai aš manau bus šiek tiek lengviau galvojant apie tai, apie rezultatą ir visą tai, kas bus pasiekta su tuo tikslu. Vėlgi, kad tą pastovumą būtų lengviau išlaikyti, nepersitemptumėt, labai yra svarbu irgi iš savęs iškart nereikalauti, kad jeigu, pavyzdžiui, sugalvojat, kad šiais metais jūs norite pradėti sportuoti, jūs norite užsirašyti sporto klubą, arba, pavyzdžiui, jūs norite tiesiog daugiau gaminti, jūs turit savęs nespausti ir savęs labai daug nesitikėti iš pat pradžių. Ką aš turėjau omeny, kad pradedant, tarkim, gaminti daugiau laiko pačiam kažkokius bandyti naujus galbūt receptus, patiekalus, jūs iškart nespaustumėt, kad kiekvieną dieną aš pagaminsiu šedevrą, aš niekada nesuklysiu ir aš negaliu suklysti. Tai tikrai savęs nespauskite į tokius rėmus, kurie jūs apribotų ir paskui tiesiog galbūt progreso eigoje galbūt ir būtų koks vienas kitas nusivylimas ir dėl to jūs nustotumėt siekti to tikslo. Tai yra kaip ir to dalis, to tikslo siekimo dalis ir iš to galite iš tikrųjų labai daug pasimokyti ir tai gali būti kaip ir tas lūžio taškas, kai būtent po tos galbūt kažkokios nesėkmės ar klaidos jūs galėsite pasiekti tą tikslą ir tą tašką, kurį norite pasiekti. Bet vėlgi yra viskam balansas, tai jeigu jūs nusprendėt, kad jūs norit pagaminti galbūt kažkokį sudėtingą patiekalą, norite išbandyti daugiau receptų, praįvairinti savo galbūt dienos meniu. Ir svarbu yra tai, kad gerai, tarkim, neišeina man kiekvieną kartą kažką padaryti super wow, tai aš pradėsiu, galbūt pasidomėsiu, kokie yra lengvesni receptai, kuriuos aš šiaip norėjau pagaminti, bet taip ir nepagaminau. Tai reiktų pradėti nuo to ir po truputį, kad sunkėja patiekalai. Ir vėlgi, nusistatyti galbūt, aš, taip racionaliai ir objektyviai žiūrint, aš tikriausiai gal 1 kartą, 2 kartus max per savaitę sugebėsiu atsižvelgiant į savo grafiką pagaminti kažkokius sunkesnius patiekalus. Tai tas yra svarbu irgi, kad tas nebūtų jūsų lūkesčiai per daug aukštai iškelti, kad jūs paskui nusiviltumėt, nustotumėt ir grįžtumėt atgal ir mestumėt. Ir sakytumėt, ne, aš negaliu. Nes jūs tikrai galite, tiesiog labai yra svarbi ta dalis, kaip jūs susiplanuojate ir kaip jūs planuojate pasiekti tą tikslą ir kokiom priemonėm bandat. Kadangi vis tiek kalbu vis apie žingsnius, apie tai, kaip yra svarbu kažkaip susiplanuoti, turėti kažkokį planelį, kaip jūs norėtumėt kažką pasiekti, tai tame planelėje labai rekomenduoju turėti siekiant to tikslo kažkokius galbūt smulkesnius, mažesnius pasiekimus, kurie jums galbūt būtų reikšmingi. Ir pasižymint tuos būtent pasiekimus, žinant, turint omeny, jūs po to save galėtumėt kaip ir apdovanoti, tarkim, labai kažkokiu mažu dalyku, bet tai būtų jums kaip toks paskatinimas eiti toliau ir nepasiduoti. Ir tai tokia kaip būtų mini valia, nežinau. Tai, tarkim, jeigu sportavau labai daug, numečiau kažkiek kilogramų, nes tai, tarkim, jūsų yra tikslas, čia labai basic pavyzdys. Tai tada aš, tarkim, nusprendžiu nusipirkti savo pizzą, aš tai sau leidžiu. Tai yra labai svarbu, tas toks balansas ir kartu savęs nenualinamas, nes tikrai kiekvienas iš mūsų neturime tos begalinės valios ir nemanau, kad kažkas iš tikrųjų ją turi. Tiesiog yra svarbu, kaip tu save paskirstai ir savo jėgas, paskirstai. Tiesiog iš savo patirties pasidalijau keliais tikslais, kuriuos jūs jau matėte, galbūt mano kitose video. Ir šiaip galite matyti mano Instagram'e, tarkim, apie ką aš ir šnekėjau, bet taip yra tikrai tikslų, kurių iškart pasiekti nepavyksta, bet nenuleiskite, kaip sakant, rankų ir nepraraskite vilties, nes kaip tik nežinot, galbūt jau už mėnesio, už savaitės gal net pasieksite tą tikslą. Tai yra svarbiausi, man atrodo, punktai dar, kuriuos norėčiau paminėti, tai yra laiko planavimas, tęstinumas laiko, ta prasme,
pastovumas, savęs neįdėti kažkokius rėmelius, nes tikrai tie rėmeliai gali kaip tik jūs suvaržyti ir kaip tik sustabdyti. Na ir žinoma, tikėkite, kad visada galite pakeisti situaciją, galite pasiekti to tikslo ir tai neturi įvykti per vienus metus. Na ir tikiuosi, kad šiais metais kiekvienam iš jūsų pavyks pasiekti išsikeltus tikslus, kažkokius galbūt įvykdyti pažadus, kuriuos norit ištesėti. Na ir susitiksim, tikiuosi, tokiam panašiam video kitais metais ir galėsime pasidžiaugti pasiekus visokių įvairiausių pasiekimų. Tai ačiū, kad žiūrėjai šitą video, tikiuosi jis tau patiko, jei tai būtinai paspausk like, prenumeruok mano kanalą, kad nepraleisim kitų mano video. Na ir susimatysime kitose video. Čiau!